treniruotės jo, tokios ganėtinai intensyvios. Dabar tokia pirma diena, kada jau jaučiasi ta truputį jėgelė tokia iš tikrųjų ir toksai noras krepšinio, aišku, yra didelis ir dabar po truputėlį jau kaip ir žinom paskutinę treniruotę lauke Manieže, tai prasidės daugiau jau krepšinio šlifavimas, taip kad visi, aišku, laukia, visi nori jau krepšinio. Konkurencija vis dar yra ir, kaip pasakyti, ir druskininkos, ir čia atiduodi visą save ir jau, kaip pasakyti, laikas parodys, o kaip pasakyti, kad ramus dėl vietos, aš manau, ne vienas čia nėra, nes visi tikrai yra gero pasiruošimo, gero lygio, taip kad dar toli, manau, iki to. Žiūrėsim. Jaučiasi konkurencija tarp žaidėjų? Konkurencija tarp žaidėjų, tai visada jaučiasi, aišku, taigi ne vienas ir ne du žaidėjai toje pozicijoje, taip kad čia yra normalu, manau. Manau, kad tai turėtų dalintis Pocius, Lukauskas Seibutis šitą poziciją, ar ne? Ir galbūt net ir Rimui kažkiek tai teks, matysim, kad neturim mes Jono. Ir reikės galvoti, kaip apsėti be jo. Kai jau paaiškėja galutinis 12-ukas, nebūna vis tiek kažkoks emocinės, gal ramiau jau tada būna, kad jis jau ramesnis, jau turi vietą. Man, matot, praeitais metais buvo pirmas kartas, kai patekau į 12-uką Lietuvos rinktinės, tai man buvo tikrai emocionalu ir man tai sakau, tai yra labai svarbu ir aš manau, kiekvienam žaidėjui yra malonu patekti į 12-uką.